Kaip kaupti greičiau ir efektyviau pradinį įnašą būstui įsigyti? Paklausyk šio video, jis tikrai bus tau naudingas. Savo praeitose video pasakojau, kaip suskaičiuoti ir kaip pradėti kaupti pradinį įnašą būstui, tad po šio video gali praskrolinti ir pažiūrėti mano praeitus video. Pradiniam įnašui gali prireikti kelių metų. Per ilgą laikotarpį gali įvykti bet kokių pokyčių, bet šiandien kalbėsiu konkrečiai, kaip išvengti infliacijos ir gal net padidinti kapitalą. Paprastas ir saugus variantas sukauptą sumą padėti terminuotą indėlį su palūkanomis. Šio būdo trūkumai negali papildyti indėlio ir nutraukiant indėlį anksčiau termino, palūkanos nebus mokamos. Kitas variantas – palūkanų dydis panašus, bet čia daugiau lankstumo. Kaupiamus pinigus gali dėti į Freedom 24D sąskaitą, kur indėlį gali papildyti ir išsiimti, kada tik tai nori. Jei neturi dar atsidaręs Freedom sąskaitos, spausk nuorodą mano profilyje, registruokis per mano affiliate linką ir gausi akciją nemokamai. Trečias variantas – trumpalaikės paskolos fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie vysto nekilnojamo turto projektus. Palūkanos čia jau didesnis ir paskolų terminai būna įvairūs nuo kelių mėnesių iki metų. Kreipkis, jeigu įdomu. Ir ketvirta – peer-to-peer platformos, bet čia trūksta lankstumo ir kai kuriuose platformose būna didelis nemokumo procentas. Yra ir daugiau būdų įdarbinti taupomus pinigus, bet labai rekomenduoju pasitarti su finansų konsultantais prieš imantis veiksmų. Jei šis video buvo naudingas, pasek mane ir registruokis į konsultaciją.